Beveik 15 metų Turkija nuosekliai plėtė savo karinį, ekonominį ir diplomatinį buvimą Somalyje. Atsižvelgdama į tai, Ankara pasinaudojo augančią Somalio priklausomybę nuo Turkijos, kad sustiprintų savo poziciją šalyje, paversdama Somalį strateginę pažangią operacijų bazę ir regioniniu centru, skirtų Turkijos galiai demonstruoti visame Afrikos rage ir už jo ribų. Turkijos karinis buvimas Somalyje tapo ypač matomas 2017 metais, kai Ankara Mogadiše atidarė Camp Turksom didžiausią savo karinį objektą užsienyje. Pranešama, kad iki šiol ten buvo apmokyta daugiau nei 15 000 Somalio karių. Tuo pat metu Turkija pradėjo tiekti Somaliui pagrindinius kovinius tankus, įskaitant M48 ir M60 Patton variantus, siekdama sustiprinti Somalio kariuomenės Gorgor, specialiųjų pajėgų vieneto sausumos pajėgumus. Turkija dabar moko Gorgor pajėgas valdyti sunkiai šarvuotą techniką ir tankus, kartu dirbdama, kad pagerintų jų taktinius kovinius gebėjimus. Tačiau Turkijos įsitraukimas į Somalį neapsiriboja tik kariniu bendradarbiavimu. Ankara taip pat įsitvirtino šalies ekonomikoje ir kituose svarbiuose sektoriuose. Pavyzdžiui, Turkijos įmonė Al Bayrak jau daugelį metų valdo Mogadišo uostą, o kita Turkijos firma Favori administruoja Aden Ade tarptautinį oro uostą. Be to, 2024 metais Turkija ir Somalis pasirašė gynybos ir ekonominio bendradarbiavimo pagrindų susitarimą, pagal kurį Turkija padės Somaliui apsaugoti jo išskirtinę ekonominę zoną ir atkurti karinį jūrų laivyną. Pranešama, kad susitarimo sąlygos taip pat numato Turkijai didelę pajamų dalį iš jūrų projektų, kuriuos jį padeda plėtoti, kai kuriais atvejais siekiančią 30%. Ilga Somalio pakrantė prie Adeno įlankos priartina Turkiją prie Bab el Mandebo sąsiaurio, vieno svarbiausių pasaulio strateginių jūrų kelių, prieigų. Raudonosios jūros ir Adeno įlankos sankirtoje esantis sąsiauris užtikrina maždaug 12% pasaulinės prekybos srautų. Neseniai vykęs Irano karas parodė, kaip greitai tokio strateginio jūrų kelio, kaip Ormuzo sąsiauris, kontrolė gali tapti strateginio pranašumo šaltiniu. Karas taip pat pabrėžė Bab el Mandebo sąsiaurio, atskiro strateginio kelio, jungiančio Adeno įlanką su Raudonoja jūra ir Sueko kanalu, strateginę svarbą. Pavyzdžiui, Saudo Arabija šiuo metu per Raudonoją jūrą eksportuoja maždaug nuo 3 iki 4 milijonų barelių naftos per dieną, tai yra beveik dvigubai daugiau nei 2024 metais užfiksuotas lygis. Todėl ši krizė padidino strateginę vertę pozicijų, dėl kurių regioninės ir pasaulinės galios jau anksčiau varžėsi aplink Raudonoją jūrą. Todėl Somalis suteikė Ankarai atramos tašką netoli pietinių Bab el Mandebo prieigų, iš kurio ji gali plėsti savo įtaką jūroje. Turkija įsitraukė į jau perpildytas varžybas dėl įtakos aplink Bab el Mandebą. Tarp regioninių žaidėjų Jungtiniai Arabų Emyratai jau sukūrė galingą logistikos tinklą per didelės investicijas į Berberos uostą, specialiąją ekonominę zoną ir sausumos koridorius Somalilande. Tuo tarpu Jungtinės Valstijos ir Kinija išlaiko didelius karinius objektus netoliese esančiame Džibutyje, taip užsitikrindamos nuolatinės pozicijas palei tą patį jūrų koridorių. Rusija taip pat bando kol kas nesėkmingai įsitvirtinti nuolatinę karinio jūrų laivyno bazę Port Sudane. Šioje augančioje konkurencijoje Turkija siekia dar labiau sustiprinti savo strateginę poziciją Somalyje, išplėsdama savo veiklą už jūrų ir sausumos operacijų ribų, kad sukurtų ir oro buvimą bei pajėgumus. 2025 m. spalį Turkija pradėjo kosmodromo statybą Varšeicho rajone, maždaug 70 km į šiaurę nuo Mogadišo. Nors Turkija viešai apibūdino šį objektą kaip palydovų paleidimo centrą, prancūzų ataskaitoje teigiama, kad jis taip pat galėtų būti naudojamas Turkijos pačios sukurtoms viršgarsinėms ir tolimojo nuotolio balistinėms raketoms bandyti. Tuo pat metu Turkijos valdžios institucijos paskelbė apie planus atlikti pirmąjį savo tarpžemyninės balistinės raketos Yildirimhan bandymą iš Somalio. Pranešama, kad ši raketa gali smogti taikiniams esantiems už 6000 km su 3000 kg kovinė galvute. Be to, Turkijos valstybinė įmonė Turkish Petroleum pradėjo naftos ir dujų žvalgybą Somalio vandenyse ir šiuo metu gręžia jūrinį gręžinį, žinoma kaip Sirak 1, o pirminiai rezultatai tikimasi iki 2026 metų pabaigos. Apskritai, po daugiau nei 10-mečio nuoseklaus investicijų plėtimo Somalyje, Turkija dabar pasiekė poziciją, iš kurios gali tiesiogiai daryti įtaką Afrikos kyšulio ir Bab el Mandebo sąsiaurio geopolitikai.
Turėdama didelę karinio rengimo bazę, dislokavusi šarvuočius ir tankus, vykdydama naftos ir dujų žvalgybą bei turėdama potencialią raketų bandymų vietą, Somalis tapo vienu iš pagrindinių Turkijos regioninių ambicijų taškų. Tačiau Turkija plečiasi į regioną, kuriame kelios regioninės ir pasaulinės galios jau turi įsitvirtinusias pozicijas. Norint išlaikyti šią įtaką, Ankarai vis dažniau reikės veikti greta kitų įsitvirtinusių galių aplink Raudonąją jūrą ir su jomis konkuruoti. Todėl Somalis Turkijai tapo daugiau nei ujūrio partneriu, jis virsta karinio rengimo, jų prieigos, energijos išteklių žvalgybos ir strateginių technologijų platforma visame platesniame regione.